ekscelencijos, garbus svečiai, visi dalyvaujantis. Tiesą sakant, aš dabar galvoju, ar dar turiu ką be pasakyti po pirmų dviejų pranešimų. Ir problema yra dar štai kokia. Profesorius Alvydas kalbėjo apie tai, kad liberalizmas ir demokratija yra nelabai suderinami. Tačiau man didesnė problema kyla ne iš profesoriaus Jokubaičio, bet iš Aristotelio. Nes Aristotelis sakė, kad demokratija ir bendrasis gėris yra nesuderinami. Pasak Aristotelio, demokratija jinai iš principų yra bloga visuomenės santvarka, bloga valdymo tvarka, todėl kad jos tikslas nėra bendrasis gėris, bet tikslas yra privatus interesas. Nesvarbu, kad tai yra daugumos privatus interesas, bet vis tiek jis lieka privačių interesų. Nepaisant to, vis tiek rizikuosiu ir bandysiu pasidalinti keliomis mintimis apie tai, kodėl mes į politikos ir teisės centrą mūsų šiais laikais, demokratijos laikais, turėtumėm susigrąžinti bendrojo gėrio principą. Kodėl tai yra svarbu, jeigu norime užtikrinti mūsų demokratijos tvarumą bei laisvę ir kokius tai galėtų sukelti pokyčius visuomenėje, jeigu mums pavyktų tai padaryti. Pati bendrojo gėrio savoka yra savotiška. Viena vertus jinai nėra svetima nei teisiniam diskursui, nei politiniam diskursui ir netgi būtų galima sakyti, kad mūsų laikais jinai išgyvena tam tikrą, nors ir ribotą sugrįžimą į viešąjį diskursą. Prieš kokį 15 metų Lietuvoje turbūt retai kada galėjai išgirsti kokį nors politiką ar teisininką iš viso paminint tokį dalyką kaip bendrasis gėris. Dabar bendro gėrio paminėjimas jau mažai ką benustebina, nors jis nėra labai dažnas. Bet štai, pavyzdžiui, apie bendrąjį gėrį užsimenama nesenai Seimo patvirtintoje valstybės pažangos strategijoje Lietuvos ateities vizija Lietuva 2050. Tai yra strategija, vizija, kuri nurodo gaires ir tam tikrus lūkesčius iškelia, kaip mes turėtumėm gyventi, kaip Lietuva turėtų atrodyti po 25 metų. Apie bendrąjį gėrį kalbama ir Konstitucinio teismo jurisprudencijoje. Tiesą sakant, mūsų Konstitucinis teismas vartoja ne gryną bendrojo gėrio savoką, bet tam tikrą modifikuotą. Konstitucinis teismas keliuose savo nutarimuose yra pavartojęs tokią savoką kaip bendras tautos gėris arba bendras visos visuomenės gėris. Bet vis tiek aiškiai šita savoka yra susijusi su bendro gėrio idėja. Nors jeigu pasižiūrėtumėm, kadangi šiais laikais mums informacinės technologijos leidžia viską lengvai suskaičiuoti, tai visame korpuse Konstitucinio teismo doktrinos apie bendrąjį gėrį yra užsimenama 46 kartus. Tai nėra mažai, palyginus, pavyzdžiui, apie laisvės ir orumo savokos minimos daugiau negu 1000 kartų. Klausimas yra tai, kodėl bendrasis gėris nors ir minimas politiniam ir teisiniam diskurse, jis vis tik tai toksai yra labiau šalutinė kategorija, akivaizdžiai jisai neužima tokios centrinės vietos, kaip, pavyzdžiui, laisvė, pagarba kiekvieno visuomenės nario orumui, teisingumas. Priežasčių yra keletas. Viena iš priežasčių yra tai, kad pats liberalizmas arba liberalioji demokratija nesijaučia komfortiškai su bendruoju gėriu. Kodėl taip yra, jau manau, kad pakankamai plačiai išskleidė prieš mane kalbėjusie prelegentai, bet labai trumpai galima būtų pasakyti, kad liberalizmui bendrasis gėris jisai atrodo labiau ne kaip savoka, kuri duoda tam tikrą normatyvinę gairę, bet labiau kaip tam tikra grėsmė. Taip, liberalizmas negali išvengti bendrojo gėrio, kodėl? Todėl, kad, kaip sakė Aristotelis, jokia visuomenė negali išvengti kalbėjimo apie gėrį, nes bet kokia bendruomenė ar valstybė turi egzistuoti dėl kažkokio bendro gėrio. Nėra bendro gėrio,
nėra visuomenės. Ir liberalizmas, jisai sutinka, kad kaip toks bendrasis gėris jisai turi egzistuoti, tačiau liberalizmo požiūriu jo turėtų būti kuo mažiau, tuo geriau. Tiek, kiek reikia, ne per daug. Svarbu yra orumas, svarbu yra laisvė, svarbu teisingumas, svarbu lygybė. O bendrasis gėris yra tada, pavyzdžiui, kai prasideda COVID pandemija ir mums reikia priversti žmonės, kad visi privalomai skiepytųsi, tada staiga liberalai prisimena bendrąjį gėrį. Šiek tiek šaržuoju. Ir dar viena priežastis, kodėl bendrasis gėris nėra tokia populiari sąvoka, todėl, kad jai yra prikišamas tam tikras miglotumas arba neapibrėžtumas. Tiesą sakant, šitas priekaištas nėra visai sąžiningas. Paimkim bet kokią sąvoką, kuria yra operuojama. Pavyzdžiui, dabar, jeigu reikėtų atsakyti klausimą, kas yra teisingumas. Aišku, kas skaitė Akvinietį, labai greit atsakys, bet iš tikrųjų čia kiltų nemaža diskusija. Pabandykit atsakyti į tai, kas yra meilė. Pabandykit atsakyti, kas yra viešas interesas. Žodžiu, visos šitos sąvokos yra nemažiau abstrakčios negu bendrasis gėris, bet jos paprastai nėra kaltinamos, kad mes geriau turėtumėm paieškoti, nevartoti žodžio meilė arba nevartoti žodžio teisingumas, todėl, kad mes nesutariam, ką jis reiškia. Ne, mes vis tiek kalbame, kad turime siekti teisingumo, turime mylėti artimą ir panašiai. Bet bendrasis gėris, jisai yra verčiamas nuolat pasiteisinti, ar tik tai nėra jis toksai kažkokia, figos lapas kažkokiem interesam pridengti, kai kažkas norėdamas prastumti savo privatų interesą, uždeda etiketę bendrasis gėris, arba tai gal tiesiog yra sąvoka, kurią mes galime patogiai suredukuoti kažkokias kitokias sąvokas. Liberalizmas, man atrodo, jis pasižymi daug įvairių savybių ir viena iš šios savybių yra, čia ne mano originali mintis, tai kad liberalizmas jisai turi fokusininko savybę, jisai geba dalykus, kurie atrodė aiškus ir suprantami, arba neaiškus ir nesuprantami, imti ir apversti aukštinkojam arba pristatyti juos visai kitaip, negu jie buvo suprantami iki šiol. Ta būtų galima pasakyti ir apie pačią laisvę sąvoką, bet ką padaro liberalizmas su bendrojo gėriu? Kaip minėjau, jisai negali jo išvengti, jam ta sąvoka yra nepatogi ir tada modernus šiuolaikinis liberalizmas jisai atranda genialų sprendimą. Padarykime bendruoju gėriu arba bendruoju gėriu laikykime tai, kas tarnauja mūsų privačiam gėriui. Liberalui bendrasis gėris paprastai yra tik tai ta tvarka, kuri užtikrina tai, kad mes kiekvienas galėtumėm kuo labiau savo gyvenime maksimizuoti mūsų privatų gėrį. Tiek, kiek ta tvarka yra reikalinga mums visiems, tiek yra ir bendrasis gėris. Arba kaip dar savo laiku, kai stojau doktorantūrą ir pristatinėjau savo temą, tai iš komisijos gavau klausimą, mano tema buvo irgi apie, buvo ne apie bendrąjį gėrį, paskui tapo, buvo apie viešą interesą, bet klausimas iš komisijos buvo, o tai ar žmogaus teisės ir nėra tas viešasis interesas. Žodžiu, liberalų požiūrių, kad bendrojo gėrio yra tiek, kiek mes galime jį pasitelkti arba jo pasinaudoti tam, kad galėtumėm įgyvendinti savo privačius interesus. Ir čia tada prieinu prie to klausimo, kuris yra užprogramuotas mano pranešimo temoje, ar toks požiūris iš tikrųjų užtikrina, kad ta visuomenė, kuri bendrą gėrį supranta tik tai kaip tam tikrą tvarką, kaip tam tikrą taisyklių rinkinį, kuris skirtas mūsų privačiam interesui, ar tokia visuomenė iš tikrųjų gali būti laisva ir tvari. Kai kalbama apie laisvę, laisvė paprastai yra suprantama taip labai paprastai. Laisvė yra trūkdžių, apribojimų nebuvimas, siekti man to, ko aš geidžiu. Bet iš tiesų daug rečiau yra atkreipiamas dėmesys į tai, kad
laisvė arba mūsų politinė laisvė arba mūsų laisvė visuomenė, jinai priklauso bent nuo kelių kintamųjų ir kiekvienas iš jų yra būtina laisvės sąlyga. Tai pirmiausiai taip, laisvė yra susijusi su tvarkos ribomis. Bet kokia tvarka uždeda ribas mūsų laisvei. Jeigu yra tvarka, nesvarbu kokia jin bebūtų, jin būtinai nustatys kažkokią ribą mūsų laisvei. Tačiau pati tvarkos nustatyta mūsų laisvės riba dar nebūtinai reiškia laisvės kaip suvaržymą. Pavyzdžiui, egzistuoja toks dalykas kaip futbolo žaidimo taisyklės arba krepšinio žaidimo taisyklės, bet tai dar nereiškia, kad tos taisyklės arba ta tvarka, kaip mes turime žaisti futbolą arba krepšinį, suvaržo mūsų laisvę. Koks nors futbolo fanas pasakytų greičiau priešingai. Bet yra dar pora kintamųjų, kuriuos norėčiau paminėti. Kitas kintamasis laisvės, nuo ko priklauso iš tikrųjų laisvė arba laisvės sąlyga, tai yra gėrybių, kurios yra mūsų troškimo objektas egzistavimas. Laisvė groti simfoniniam orkestre gali egzistuoti tik jeigu egzistuoja pats orkestras. Laisvė studijuoti universitete egzistuoja tik jeigu egzistuoja universitetas. Laisvė lankytis pas gydytoją egzistuoja tik jei egzistuoja gydytojai. Nebūtų šitų gėrybių, laisvė neturėtų prasmės. Bet yra ir dar vienas kintamasis. Tam, kad galėčiau pasinaudoti savo laisvę groti simfoniniam orkestre arba studijuoti universitete, man neužtenka tik tai pačio orkestro arba universiteto egzistavimo fakto. Man taip pat ir neužtenka, kad egzistuoja tvarka, kuri nedraudžia man studijuoti universitete arba groti orkestre. Turi būti dar vienas dalykas ir tas dalykas yra mano gebėjimas arba pajėgumas dalyvauti tame gėryje. Kas iš to, kad aš noriu groti simfoniniam orkestre, jeigu aš nemoku groti? Kas iš to, jeigu aš noriu studijuoti, jeigu aš esu to nepajėgus daryti? Žinoma, tam, kad galėčiau apsilankyti pas gydytoją, nereikia kažkokių ypatingų darybių, tačiau tam, kad galėtų egzistuoti toks gėris kaip gydytojas, reikalingas asmuo, kuris turėtų reikalingas dorybės tam, kad jis galėtų įgyti medicininį išsilavinimą. Ar liberali demokratija, kuri iš prigimties teikia prioritetą privačiam gėriui, yra pajėgi užtikrinti visas šias tris laisvės sąlygas? Kaip jau minėjau, bet kokia tvarka nustato ribą mūsų laisvei. Ar ta riba mūsų laisvę pažeidžia, ar ne, priklauso nuo to, ar aš turiu vidinę priežastį sutikti su šia riba. Ir čia yra problema, kurią kelia liberalizmas. Kadangi liberalizmo tvarka nėra skirta bendrajam gėriui, jinai yra skirta tarnauti kiekvieno individo privačiam gėriui, vadinasi, ta tvarka apriboja mano laisvę dėl gėrio, kuris nėra mano, kažkieno kito gėrio. Ir jeigu mano laisvė yra apribojama dėl to, kad reikia to kažkieno kito privačiam gėriui, iš tikrųjų mano laisvė yra pažeidžiama. Kodėl aš dabar turėčiau riboti savo laisvę, nes kažkas nori turėti daugiau galimybių? Aš neturiu jokios vidinės priežasties tą daryti. Ir čia yra paaiškinimas, kodėl iš tiesų liberalioji demokratijoje mes turim situaciją, kuri yra vadinama teisė, yra toks terminas teisėkūros infliacija. Tam, kad liberali demokratija galėtų egzistuoti, jai reikia daug taisyklių, kurios mus įspraustų į tam tikros tvarkos rėmus, nes mes patys į tą tvarką nenorėtumėm įsisprausti. Arba kaip yra taikliai pastebėjęs filosofas Patrick Dennin, individas, kurį beje liberalizmas arba liberalioji tvarka yra pasišovęs išlaisvinti, nėra individas, kuris yra laisvas arba išsilaisvinęs nuo valstybės globos. Ne. Liberalizmo sukurtas individas arba individualistas priešingai yra pačios valstybės kūrinys. Citata.
Tiek klasikinio, tiek progresyviojo liberalizmo šalininkai pasisako už poreikį išlaisvinti individą iš vietos, tradicijos, kultūros ir nesavanaudiškų santykių pančių. Abi tradicijos, nepaisant nesutarimų dėl veikimo priemonių, gali būti laikomos liberaliomis dėl šio fundamentalaus įsipareigojimo individų laisvinimui. Ir todėl, jog valstybės galią ir gamtos mokslus pasitelkia kaip pirminius instrumentus praktiniam prigimtinio ribotumo peržengimui. Citatos pabaiga. Žodžiu, kokia šitoje vietoje yra mintis ir problema? Tam, kad individualistas galėtų būti individualistu, jam reikalingos teisės. Nes jeigu aš neturiu teisių, man laisvės neužtenka. Man neužtenka tik tai, kad aš galiu vieną dieną atsikėlęs nuspręsti, kad štai aš esu nebe vyras, o moteris, kad man jau ne 50, bet vėl staiga 30 metų. Man tokios laisvės neužtenka. Man reikia teisės. Man reikia teisės, kuri visai likusiai visuomeniai sukurtų pareigą mano pasirinkimui pritarti ir vykdyti prievolės iš mano pasirinkimo. Kas iš to, jei aš save laikau moterimi, jeigu neturiu teisės dalyvauti moterų sporto varžybose? Man reikalingos teisės. Bet problema yra ta, kad jeigu aš noriu iš tikrųjų kuo labiau maksimizuoti savo privatų gėrį ir tam, kad aš tą galėčiau padaryti, man reikalinga valstybė, kuri paslaugiai man suteikia teisės, taip, teisė pasikeisti lytį, teisė į pagalbinį apvaisinimą, teisė užsiminėti savyraišką arba teisė dar kokią nors. Visos šitos teisės visiems likusiam sukuria pareigas. Tačiau pareigos yra atvirkščiai proporcingas dydis laisvėm. Kuo visa likusi visuomenė turi daugiau pareigų, tuo jie turi mažiau laisvės. Taigi, jeigu žiūrėti, kokia yra sisteminė arba struktūrinė liberaliosios demokratijos problema, yra tai, kad jinai yra linkusi kurti savo kūrinį, kuris yra individualistas, išlaisvintas, bet nelaisvas, išlaisvintas iš tradicijos, iš kultūros, iš moralės, kurti jam kuo daugiau teisių, tačiau tų teisių pasekmė yra tai, ką galima būti pavadinti teisių tironija. Kuo toliau, tuo labiau liberali demokratija tampa mažiau laisva visuomenė. Kuo toliau, tuo liberali demokratija labiau remiasi ne vidinę tvarką, kuri man duoda vidinę priežastį laikytis tvarkos ir todėl aš nesijaučiu, kad ta tvarka priboja mano laisvę, bet kuo toliau, tuo labiau jinai tampa mano laisvės suvaržymu. To pasekmėje įvyksta dar keletas dalykų. Išnyksta toks svarbus dalykas kaip teisingumas. Teisingumas nebėra tai, kas buvo suvokiama klasikiniai teisingumo sampratai, kad kiekvienam turi atiduoti tai, kas jam priklauso. Teisingumas dabar tampa prievolė atiduoti kažkam, kas jam nepriklauso. Išnyksta ir prigimtinė teisė. Vladimiras Laučius iškėlė klausimą, kad žmogaus teisų gynėjai nežino, kas yra prigimtinės teisės. Arba kaip paaiškinti, ką reiškia, kad Konstitucijos 18 straipsnį parašyta, kad žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. Aš lygiai tą patį galiu pasakyti apie kolegas teisininkus. Kolegos teisininkai irgi nežino, ką reiškia žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. Arba kitaip tariant, ta prigimtinių teisų ir laisvių samprata yra suredukuojama į pasakymą, kad prigimtinės teisės vadinasi yra teisės, kurias tu turi nuo gimimo. Viskas. Čia yra prigimtinių teisų samprata. Liberalioji demokratija nunyksta ir dorybės. O kai nunyksta dorybės, nunyksta ir kitas svarbus dalykas, tai yra motyvacija išsaugoti mūsų visuomeniai tapatybę, tradiciją, istorinę atmintį. Nes jeigu nebėra dorybių, jeigu aš neturiu tų savybių, kurios skatina mane prisidėti prie bendro gėrio, įgalina mane jame dalyvauti, pats bendrasis gėris irgi išnyksta. Ir visą šitą problemą, čia vėl, ką aš sakau, nėra jokia naujiena ir
yra jau žinoma labai senai ir tai yra įvardinęs be kitų dalykų ir Böckenförde savo garsiuoju paradoksu, kad sekuliari liberali valstybė gyvena pagal prielaidas, kurių negali pati savo užtikrinti. Bet jeigu yra taip, jeigu Böckenförde yra teisus, tai tada reiškia, kad iš tikrųjų tik tai laiko klausimas, kada iš tikrųjų yra dvi galimybės. Arba išnyks liberalioji demokratija, arba išnyks demokratija iš viso. Trečia galbūt galimybė gali būti, kad kas blogiausias atvejis būtų, kad viso šito proceso pasekoje išnyks ir pati civilizacija. Viena iš populiariausių arba įtakingiausių turbūt mūsų laikmečio minties eksperimentų, kuris tik tai parodo, kad kaip minties eksperimentas gali pakeisti realų pasaulį, yra filosofo John Rawls pasiūlytas minties eksperimentas, taip vadinama nežinojimo uždanga. Jisai savo teisingumo teorijai pasiūlė štai tokią idėją. Kaip galima susitarti dėl tobulos teisingos tvarkos? Sako, įsivaizduokim, kad mes laikinai pamiršom savo tapatybę, savo lytį, amžių, religiją, tikėjimą, kultūrą, šeimyninę padėtį ir taip toliau. Žodžiu, laikinai pamirštam viską, kas yra mūsų tapatybės pagrindas ir kam mes turime egzistencinę skolą, dėka ko mes esam to, ko esam. Ir tada Rawls sako, kad štai, kai mes tą pamirštame, mes galime susitarti dėl tvarkos, kad kai prisiminsime, ta tvarka visiems tiks. Nenoriu plėtotis apie tai, kokios yra išvados, labai trumpai galiu paminėti, kad Rawlso tik tai to minties eksperimento rezultatas buvo, kad, sako, visi turėtumėm sutarti, kad visi turim turėti vienodą rinkinį laisvių ir kad turime taip pat vadovautis principu, kad jeigu kas nors paaiškės, kai nukris nežinojimo uždanga, kad esam blogesniai negu kiti padėti, pavyzdžiui, priklausai kažkokiai mažumai, kad iš tos neligybės būtent daugiausia, kuri visuomenė egzistuoja, naudos turėtų gauti tie, kurie yra blogiausiai padėti. Žodžiu, iš to atsiranda pozityvoji diskriminacija. Bet aš šiandien, užbaigdama savo kalbėjimą, siūlau kitą minties eksperimentą. Pabandykim įsivaizduoti, kas atsitiktų su demokratija, jeigu į jos centrą būtų pastatytas ne individo privatus gėris, ne individo noras būti kuo didesniu individualistu, bet bendrasis gėris. Iš tiesų, pirmiausiai, mes kai ką prarastume. Pavyzdžiui, vyrai prarastų galimybę dalyvauti moterų sporto varžybose. Prarastume galimybę savo privatų interesą įgyvendinti likusios visuomenės laisvės sąskaitą. Prarastume galimybę įstatymų ir valstybės prievartos pagalba reguliuoti, kaip žmonės turi kalbėti ir kokiais jie turi įsitikinimais vadovautis. Prarastume galimybę įstatymų pagalba asmens pasirinkimą laikyti vieninteliu lyties, šeimos statuso kriterijum arba bet kokios kitos tapatybės kriterijum. Prarastume galimybę vykdyti valstybėje politiką taip, tarsi mūsų visuomenės socialiniai, dvasiniai, kultūriniai resursai yra savaime egzistuojantis ir neišsenkantis visuomenės resursas. Ko neprarastume? Iš tikrųjų, neprarastumėm laisvės. Pirmiausiai, laisvės turėti privačią erdvę, kurioje mes galime kultivuoti tokią gėrio sampratą, kokia mums patinka. Nes privati laisvės erdvė yra taip pat bendrojo gėrio dalis. Neprarastumėm savo prigimtinių teisių ir laisvių. Tiesą sakant, mūsų prigimtinės teisės ir laisvės jos iš tiesų taptų prigimtinėmis. Todėl, kad pati teisių ir laisvių esmė, klasikinių teisių ir laisvių esmė, taip kaip jos buvo suprantamas visuotiniai žmogaus teisių deklaracijai, nėra maksimizuoti individo troškimus arba poreikius interesus.
bet užtikrinti asmens prieinamumą prie bendrojo gėrio. Kitaip tariant, klasikinės arba tikrosios žmogaus teisės ir laisvės yra teisingumo reikalavimai užtikrinantis mums gėrių sudarančių arba gerybių sudarančių bendrąjį gėrį prieinamumą. Ir taip pat mes neprarastumėm pagarbos asmens orumui ir tikros autonomijos. Kodėl? Todėl, kad iš tiesų paradoksas, bet nors liberalizmas jis apie žmogaus orumą kalba daug, bet kas šiandien kelia didžiausią pavojų žmogaus orumui, yra ne tai, kad tu gali būti sukritikuotas ar kaip nors supeiktas dėl savo kokio nors elgesio ar pasirinkimo ar gyvenimo stiliaus. Didžiausia pavojų kelia tai, kad kadangi yra kiekvieno individo teisės taip išplėstos, šiais laikais mes esame priversti kolaboruoti dėka tų teisių užkraunamų pareigų, kolaboruoti su tai, kas mūsų sąžinėje arba mūsų moraliniams įsitikinimams yra iš principo neprimtina. Žodžiu, bendrojo gėrio demokratijoje mes neprarastumėm orumo, todėl kad mes nebūtumėm verčiami kolaboruoti su tuo, kas yra prieš mūsų sąžinę. O kokie būtų vaisiai? Na, kaip jau minėjau, pirmas vaisius būtų susigrąžinimas į visuomenės gyvenimą prigimtinės teisės. Antras vaisius būtų tvarka, kuri duoda vidinę priežastį mums jos laikytis, todėl kad jinai nėra mums iš išorės primesta, jinai tarnauja ne tik kažkieno privataus interesų, kažkieno privačiam interesui, bet taip pat ir mūsų asmeniniam gėriui. Taip pat vaisius būtų tvarkinga teisų ir laisvių pusiausvyra. Teisės ir laisvės, kaip minėjau, yra atvirkščiai proporcingi dydžiai. Ir kurioje nors vietoje, kai plečiasi teisės, tai kitoje vietoje turėtų siaurėti laisvės arba atvirkščiai. Tačiau jeigu mūsų orientyras yra bendrasis gėris, tai mes neatsidurtumėm tokiai situacijoje, kai esame priversti riboti savo laisvę dėl to, kad kažkas nori patenkinti savo privatų interesą. Galiausiai, kas yra labai svarbu, valstybė vėl turėtų galimybę vykdyti politiką, kuri yra nukreipta į stiprinimą to, kas užtikrina mūsų visuomenės tvarumą, išlikimą, atsinaujinimą. Šiandien daug kalbama apie demografiją ir diskutuojama apie tai, kokie galėtų būti valstybės veiksmai, ką jin gali padaryti, kad šitą problemą spręsti, bet tai, kas šiandien paralyžiuoja, kodėl iš tikrųjų mes neturime, paprasčiausiai, kodėl valstybės biudžete nėra paskirta 20 milijonų, kurie būtų skirti socialiniai reklamai, kuris skatintų jaunus žmonės sudaryti santuoką, susilaukti vaikų, kur pristatytų šito pasirinkimo gėrį ir grožį, todėl, kad iš karto ateis lygių galimybių kontrolierius ir pasakys, o kodėl tik tai vyras ir moteris. Nes liberalioj demokratijai iš tikrųjų nėra skirtumo tarp gėrių. Visi gėriai yra vienodi. Ar yra dviejų vyrų bendras gyvenimas, ar yra vyro ar moters gyvenimas santuokoje. Na ir galiausiai mes susigrąžintumėm tikrąjį savo orumą arba tikrąją pagarbą orumui. Ir jau pabaiga. Jeigu mes žiūrime tiek į dabartinę situaciją, tiek į galimas artimiausias ir tolimesnės perspektyvas, kas gali laukti mūsų Lietuvos, tiek Lietuvoje, tiek plačiau bendrai vakarų civilizacijos, aš manau, kad klausimas nėra apie tai, kas šiandien yra geriau – rinktis liberalią demokratiją ar rinktis bendrojo gėrio demokratiją. Iš tikrųjų, atsakymas yra vienas šitą klausimą. Ir čia perfrazuoju garsiąją Karlo Rainerio frazę. Arba mes tapsime bendrojo gėrio demokratiją, arba mūsų demokratijos visai neliks. Nedrįstu sakyti, neliks mūsų tautos. Ačiū.